Kaip jūs vadinti? Na, ar turite vieną vardą ar du, ar turite kokį nors gal slapyvardį? Ne, tik vardą. Taip, ir visiems pasakykite savo vardą, kad visi žinotų. Marytė. Gerai, Marytė, mes dabar padėsime jauniesiems šiek tiek jų bendrame gyvenime. Turbūt žinote, ne, kad labai dažnai moteris vyrams sako daug dalykų ir jom atrodo, kad vyras negirdi. Taip. Būna. Tai kada būna? Tai va, mes pabandysime padėti jums išvengti šitų dalykų. Aš dabar užduosiu Marytei klausimus ir atsakysiu tos klausimus man. Ir Aurimai, vyrui iš esmės tai reikia tik vieno dalyko. Iš visų tų dalykų, ką sako moteris, padaryti vieną vienintelį produktą ir to užtenka. Ar ne, Marytė? Teisingai. Kaip, pavyzdžiui, nauji metai, jūsgi man daug ką sakėt, to aš padariau tik vieną. Nu, aš sakiau visą laiką, kad yra paslaptis, o jūs kažkaip tai vis tiek viską į viršų. Suprantat? Aš negaliu nepasakyti, nes paslaptis iškyla pastoviai. Gerai, taigi dabar mes su Maryte pabendrausim. Aš turėsiu jai sudainuoti meilės serenadą. Bet meilės serenada bus kuriama iš jos atsakymų. Tai yra, ką ji man atsakys, aš turėsiu įtraukti į dainą. Todėl kiekvienas iš esančių, Sandra, Aurimai, jūs taip pat pasistengkite prisiminti jos atsakymus ir man padėti vėliau priminti. Gerai? Nes klausimų bus ne vienas. Maryte, sakykit, ar turite kokią nors svajonę nuvykti į kokią nors šalį? Labai dar norėčiau paskraidyti. Per savo Indrutės mylimą savo nukėlę, kai švenčiau gimtadienį. Kuo norėtumėt paskraidyti? Kokiu... Su mažu lėktuvėliu. Su mažu lėktuvėliu. O jūs dar galvojat, kodėl aš su ją? Važiavau per visą Trakų grožį. Ten viską mačiau. Miškus, ežerus. Ir buvau labai laiminga su tuo, kas vairavo lėktuvą. Žinot, kaip susidraugavom, tai paskui pasikučiavom. Darėm nuotrauką. Ir sakė, kad ne paskutinis dar kartas būtų. Marytė, tai jūs dabar norit pasakyti, kad man buvot neištikima lėktuve? Oi, ne. Čia jau trupučiuką. Negalima šitaip galvoti. Viskas buvo sąžininga, labai ir miela. Aš manau, kad buvo miela. Gerai, tai Marytė norėtų paskaityti lėktuvėliu, kurią vairuoja vyras ir matyti tą grožį. Marytė, kokį maistą mėgstate valgyti? Kas jūsų yra favoritas? Kokie produktai ar patiekalai? Daugiausia tai mėgstu daržovės. Daržovės. Galim paploti už kiekvieną tai pasiūlymą. Kokį gėrimą mėgstate gerti? Kas jūsų yra mylimas? Raudoną vyną. Aha, raudonas vynas. Sakykit, kokie charakterio bruožai vyruose jūs žavi? Vyriškumą. Kaip apibūdintumėt vyriškumą? Kokie parametrai jums yra vyriški? Vyriškumas tai yra labai didelis dalykas, žinokit, gyvenime. Neturi vyriškumo. Tai žinot, kas nieko nebūna gyvenime. Vyras turi būti vyras. Aš skaitau, kad mano nukėlis bus tikras vyras. Taip, Marytė, supratau. Sakykit, o kokie bruožai vyruose jūs erzina arba labai nepatinka? Vat žinot, kad toks bruožas yra nigal. Labai nepatinka, tai piktis, toks, suniūrė žmogus, nepatenkintas kažko. Tai man nelabai patinka. Mėgstu, kai šypsosi žmogus ir yra nuoširdus. Ačiū, kad apie mane taip šiltai. Gerai, dar dabar, sakykit, ar turite kokią nors svajonę įsigyti kažkokį tai daiktą ar kažką tokio, kas jums būtų naudingas gyvenime? Galbūt svajojate apie naują automobilį ar naują namą, būtą, bet ką? Oi, ką jau ten namą? Lėktuvo reikia?
mano anūkėlis į mane. Nes aš labai mėgstu. Gerai. Kodėl? Skraidyt mėgstat dėl ko? Nežinau. Ar žinot kodėl? Taip. Nes labai dievulį myliu. Kad visi angeliukai ir dievulis ten aukštai. Ir kai aurimėlis skrenda ir specialiai per mano namus ir dar, jeigu pamato, kad aš kieme, tai apsuka 2 ratus, o aš jam trupučiuką pagrasinu. Nes biški širdelė virpa. Sakykit, ar jums patinka kokie nors ekstremalūs dalykai, ar ne? Žinot, kaip vyrai mėgsta. Išdykėlė, kai matau, kad patinka. Tik neišdrįsau pasakyti. Maryte, kokie papuošalai arba gėlės jūs žavi? Kas, va, pavyzdžiui, įteiktų kažkokį papuošalą ar rūbą, kas jūs sužavėtų? Labai mėgstu gėlytės. Ir labai mėgstu pasipuošti. Bet jau žinot, viskas jau baigta. Ne viskas baigta, dabar viskas tik prasideda. Pabandom dabar visi kartu prisiminti, ką sakė Marytė. Kur jie norėtų nuvykti? Paskraidyti lėktuvėliu. Jai patinka lėktuvas, patinka grožis Lietuvos, ar ne? Ir vyras, kuris drąsiai ir tvirtai laiko šturvalą. Jai patinka kas? Maistas. Daržovės. Mėgsta gerti raudoną vyną. Vyrų grožiai, kurie patinka. Vyriškumas. Raudonas vynas ir vyriškumas. Vyriškumas jai asocijuojasi su kuo? Su didelė... Su kuo? Didelis vyriškumas turi būti. Didelis vyriškumas. Vos nepasakiau, didelis veterinariškumas. Didelis vyriškumas turi būti. Nepatinka vyrai pikti ir niurzgos, ar ne? Tokie, kurie burzga. Dovanų norėtų gauti ką? Gėlių ir lėktuvą. Naują lėktuvą. Kas dar buvo, kokie dalykai dar buvo pasakyti? Jai patinka šypsena, kada šypsasi vyrai. Taip? Taip, kas dar buvo? Rūbai. Jis sako, kad mėgsta puoštis. Ir jai patinka dar koketuojantis vyrai, ne? Ne? Jūs mėgstat koketuoti? Ne. Nesakė. Gerai. Taigi dabar Marytei skirsime meilės serenadą. O Taurimai dabar susakė daug dalykų, aš nežinau, kas bus, kaip bus, bet aš jai sudainuosiu meilės serenadą. Ir tai bus pavyzdys tau, kad žmona daug ką pasakys, va paimk ir padaryk vieną dalyką. Padainuokė. Maryte, meilės serenadą. Maryte, ant tavęs štai suknytė, tu atrodai man kaip nulėta mergytė. Akytėmis į mane tu viliojančiai žvelgi ir į padangęs, man atrodo, tu mintimis skrendi. Dėl tavęs aš, Maryte, mažą lėktuvėlį dovanosiu tau, prie jo ir puokštę ir gėlę. Štai sėdimės, Maryte, abudu lėktuve. Tu geri raudoną vyną ir galvoji apie mane. Ar matai, kokie miškai, kokios upės, Maryte, koks ten grožis? Aš žinau, kad tau patinka vyrai tokie kaip aš, o ne kažkokie tenai ožiai. Tau svarbiausia, kad aš turėčiau vyriškumą, o matuoji tu jį kažkodėl tik tai pagal didumą. Raudoną vyną geri ir valgai tu daržoves, o aš esu mintimis
kažkodėl šalia tavęs apsikrovęs. Ką tau padovano papuošalą ar naują suknytę? Aš galvoju, su tavim per kalėdas dovanosime dukrytę. Tau patinka, aš matau, nuraudot žandukai. Iš tavęs jau juokias tavo mylimi anūkai. Maryte, meiliai niekada nėra ribų. Tu galėsi bučiuoti mane, o aš tave visiškai be tabų. Apkabinsiu tave, tu man duosi gurkšnelį raudono vyno. Jis manyje tą vyriškumą jau augina. Gurkšnelis po gurkšnelio ir tavęs nesuprantu. Imu už rankos ir į kalėdas aš einu. Maryte, Maryte. Visada, kai matau tave, prisimenu mini sijonuką ir suknytę.